Rudenį pavasarį tas pats džiaugsmas. Susirinkti juodą auksą, kurį sugeneruoja avytės. Daržo reikalai uždaryti, bet apie daržą negali pamiršti galvoti. Juk norisi, kaip sakant, turėti geresnį ir derlių, ir tuo pačiu žemę nenustekenti, kad ji būtų irgi pamaitinta. Viskas eina ratu. Tai ratu, kaip ir kiekvieno gyvenime, turbūt yra tokios pasikartojančių darbų, kurie yra, tiesiog yra. Kaip mes kas rytą, kas vakarą einam dantis valytis, valgome, tai yra tokie rutiniški darbai. Ir begyvenant kaime, naujai, sakykime, arba apskritai pradėjus gyventi kaime, vis tiek reikia kažkiek tai laiko, kol atsiranda pasikartojantis tie darbai ir vėlgi kuriesi savo rutiną naujai ir ta rutina vis nori savo pasitobulinti, kaip ir palengvinti darbą, kad kuo mažiau tos energijos sunaudoti, kad kaip ir visur, sakykime, tas optimizavimas ir tas optimizavimas, aišku, ir padeda, suteikia mums daugiau džiaugsmo, nes tai atima mums mažiau laiko, mažiau energijos ir nuo to kyla gyvenimo kokybė. O gyvenimo kokybės pasikeitimas man gyvenant kaime neišpasakytai. Ne dėl to, kad aš jau tuoj bus 3 metai kaip iš darbinių rūbų retai te išlipu. Visai nedarbiniuose rūbuose esmė. Buvo metas, kada iš kostiumo arba ten baltų marškinių neišlipdavau. Ir tai buvo mano to laikmečio rutina. Ar kontoros darbas ir taip toliau. Tai vėlgi, mūsų siekiai, mūsų vizijos, mūsų tam tikro laikmečio užsibrėžti tikslai, jie mums vienaip ar kitaip kelia džiugesį. Tai savaime suprantama, aš neišsižadu ir niekaip nebandau jokiom neigiamom spalvom ar atspalviais piešti to, ką praėjau ir tą galbūt, ką praeina milijonai, sakyčiau, žmonių pasaulyje irgi daro. Tai apie mūsų pasirinkimus, kurie yra taip, kiekvienas mūsų pasirinkimas kaip ir brėžia kažkokią tai trajektoriją link vienokio ar kitokio tikslo, ar tai vienokių ar kitokių pasiekmių, rezultatų. Tai čia tokia filosofinė įžanga link mėšlino darbo. Dar galėčiau vėlgi toliau filosofuoti, bet kad nepabostų, reikia ir judesio. Nuolat fiziškai darbuojantis ir kūnai vis neduodant normaliai pailsėti ir taip, kaip sakant, save vis vėl stumiant iki kažkokių tai savo fizinių galimybių ribų. Tai kai ateina truputį toks ramesnis metas, sakykime, kaip ir minėjau, uždarytas daržas, daržo reikalai, kurie, kaip sakant, jau nebeskubina niekur. Nors ir yra, aišku, ir kieme, ir viduj tų darbų dar begalė ir jų dar bus ir bus, bet ateina tų pamokų, įgautų pamokų, jau nebeištariu, įgautų pamokų mintis tokios. Ir mintis yra tokios, kad turbūt, kad reikia dabar duoti kūnui kaip įmanoma daugiau laiko
pasilsėti, kad galėčiau vėl, kaip sakant, nauja jėga kibti į numatytus darbus, nes na kažkaip atėjo jau tas metas, gal ir kūnas pats pajuto, kad vyruti jau dabar gali ir pailsėti. Tai nutariau eiti ant režimo minimal. Ir tas režimas minimal, kad, kaip sakant, visą laiką vis tiek nesinori vien tik tai gulėti ar tik tai knygą skaityti. Ką, mielai darau dabar ir, sakykime, vėlgi dar parsivežiau iš vienur, iš kitur, kur tos mano knygos buvo išmėtytos, bet dar ne visas, dar yra viena vieta pas mamą užkrauta ir ateis metas ir jom, bet tai, atsakau, prie knygų norisi pasėdėti, paskaityti ir Dainiaus ir Lauryno pagalba sena spinta pagaliau jau buvo sudalinta į padalas, kad būtų galima sukišti visokiausius iš irgi iš visokiausių pakampių surinktus stalčius, o taipogi iš visokių pakampių surankiota ir suvežta įvairiausių gelažgalių, visokiausių, na, yra ką, taip sakykim, per daug neapkraunant kūną, bet vis tiek palengva judant, dabar skirstyti, kaip sakant, bent jau darytis malonesnę tvarką, nes kai yra ta tokia betvarkė, tai ne tik laiko užtrunka, bet ir tai nekelia gero jausmo viduje, dėl to, kad, na, nuolatinis bardakas, atsiprašant, yra ir tai vargina. Bet kitas dalykas, ko norėjau vėlgi pasidžiaugti, visai netikėtai česnakus, kada žemę ruošiau ir buvo ištraukta rankena su klema. Aš ją išėmiau truputį, bet principas yra toks, tuoj pabandysiu vėl įstatyti laikinai. Na, turbūt tikrai esat matę ne vienas, tokią kaime dar reikės iš vidaus. O juk man tokios būtent reikėjo naujai padarytom durim ir mane stebina senų laikų, kalvio darbo įrankiai. Na, nežinau, kiek jie dešimtmečių prabuvo žemėje. Atrodo, būtų jau visai surūdyję. Aš čia jau, aišku, gerokai apvaliau žemės ir tą rūdžių sluoksnį. Dabar, kaip sakant, priejau iki metalo sluoksnio. Na ir vis tiek duodi su plaktuku, nudaužant tas rūdžių tokią plutą, vadinkim liaudiškai. Ir neįtikėtinas metalas, neįtikėtinas, čia jam drąsiai, 70, 80, gal netgi ir 100 metų. Tai ką, dabar vėlgi, kaip sakau, to lengvų judesių, sakau, pasidarysiu tą klemką arba klemą ir dabar ją, sakau, nudaužiau. Reikia pagalvoti, kaip čia truputį pagydyti reikia, kad būtų galėtų varžtukas prisisukti. Tai dabar kažkaip tai, sakau, pereisiu ant režimo minimal, gal to turinio jums ir ne per daugiausiai čia kursiu, bet turbūt, kad ir jūs suprantate. Reikia pailsėti. Orelis gražus, pagražėjo ir nors ir kūnas prašosi poilsio, bet kai vėl netikėtai sulauki talkos, negi atsisakysi darbo. Ir vėl atvyko Laurynas ir mes pagalvojam, taigi, vartai čia, Laurynas, balkius, Gilda bėk, balkius varto ir darbelį sugalvojom tokį, kad vis dėlto reikia daržinę užsidarinėti palengva ir darytis vartus. Ir kaip buvau pasakojęs, kad šita siena matosi ne pagal gulščiuką ir norint pasidaryti vartus, kad normaliai varstytųsi,
reikia dabar mums išsitiesinti vartų laikančių, varčias turbūt taip vadintųsi, pasidaryti tiesiai ir kad galėtų pilnai vartai atsidaryti, nes kitaip tai čia ir laušis ir darysis į stogą. Tai mūsų dienos tikslas yra įsistatyti naujai balkius, juos susitvirtinti ir susiruošti pagrindą vartų įstatymui. Vakarai, jau vakaruose žara, vakaro ir dienos trumpėjo, o dar tik tai 4:30. Tai, bet oras geras ir mes jau su halogenu pasiruošę darbui iki vėlumos. Tai va, patupčiojom, palaipėjom, pavyko šalia dastatyti ir antrą balkį statramstį, susakstėm jį su kampainiukais. Dabar neturiu grąžto tam, kad susekti juos tarpusavėje dar ilgasregiais, bet atrodo pavyko. Dar čia viršui balkigalį tasegėm tarpusavėje, kad taip susisakstė. Aišku, čia visa viršūnė užsidengs, tai čia galiu žaisti su visokiais galiukais. Ir dabar perėjom į šitą pusę. Ir ką? Yra vėlgi bortelio akmuo, jį padarysim kaip čia tokį vat, kad jis gražiai turėtų balkis statramstis ant ko atsistoti. Čia yra tokia išsikišimas, tai nieko baisaus. Padarysim įpjovą ir va taip vat atrodo diena trumpa, bet to tupčiojimo, matavimo su gulšiuku vaikščiojimo kaip visada yra. Tai kągi, užsimaišiau sauso betono ir dabar belieka pasistatyti šitą akmenuką ir pereisim prie balkių statapčio. Dienos sutrumpėjusios, o vakarai ilgi. Ačiū Dievui, oras geras. Tai pirma mašina pasiratė su visa priekaba atvažiavo prie šviesos. Ir ką, su Laurynu susinešėm lentas vartų, daržinės vartams. Ir kaip esu vasarą rodęs, kada gaminau vartelius ir ganyklai, ir tom pačiom durelėm sklepo langelio. Ir principas lygiai toks pat. Susidedi lentas, dedi skersinį ten, kur bus vyriai ir Z padaryti atvirkščią Z raidę. Iš apatinio vyrio kampo į išorinį. Į išorinį. Taip jau yra pagal fiziką, kad taip geriausiai laikosi vartai. Tai va, išnaudosim vakarą tokiu judesiu. Neužtrukom nei geros valandėlės ir štai viena vartų varčia pagaminta. Net ir pačiam sunku patikėti, kaip galima taip
Na, dviese visada darbai einasi greičiau. Vis tiek ir susinešti, ir palaikyti, ir pamatuoti. Yra ką. Ir ką. Laurynas jau neša lentas antrai vartų pusiai, antrai varčiai. Ir kiek mes truksim? Dar valandėlę. Ir tada rytoj, kas beliks, jau statyti, sukti vyrius ir žiūrėti, kaip čia užsidaro daržinė savo. Judam toliau, taip, vakare. Pasigaminom vartus, dar tik vienus, nes neaišku plotas, dar turim pasistatyti ir antrą statramstį. Parduotuviniai varžtai yra gerokai per trumpų sriegių, tai teko prisigaminti tokių, prisipjaustyti metalo plokštelių, prisigrėžiuoti, tam, kad galėtų, kaip sakant, susikabinti vyriai. Tai va taip pat ir žaidžiam, vadinasi mano poilsis. Bet džiugu, kai yra pagalba ir žymiai lengviau tokie dideli darbai einasi. Ačiū Laurinai. Tai va, judėsim ir be abejo pamatysit vėlesnį rezultatą su detalesniu pasakojimu visų elementų, nes visko nespėjau nei filmuoti, nei užfiksuoti, nes na tiesiog daug lakstymo, daug galvojimo ir net bulgarkė uždegė man švarkelį ant tiek. Žiežirbų buvo pjaunant šitas liaudiškai vadinamas šaibas. Nebūna namų be dūmų, vienokių ar kitokių. Esu ne kartą minėjęs, kad gyvenant kaime ir būnant tolėliau nuo parduotuvių visų, vienaip ar kitaip atsiveria kūrybingumas. Nes vis tiek iki parduotuvės kiekvieną kartą nelakstysi. Ir todėl gal nepuolė mesti visokių gelažgalių, likučių ir taip toliau, kurie numanomai gali būti panaudojami tolimesniuose projektuose. Be abejo, reikia kažkaip ir strategiškai kaupti tuos likučius, nes negali pasidaryti kažkokių šiukšlynų ar sandėlių. Tai va, dabar su Laurynu toliau judame prie vartų gamybos. Ačiū Valentinui, kuris buvo atidavęs va tokių ilgasregių ir brolis privežė visokiausių, valydamas savo sklepą, visokiausių šaibų, varžtelių ir taip toliau, kurie vėlgi, kaip pagalvoji, čia ne reklama, bet už 8 šaibas, žiūrėk, ir beveik porą eurų išeina. Tai ir dar plus palygini tą naująjį metalą ir tą, vat, kaip iš kokių nors senų garažų ar iš brolio sklepo paėmus, kuris aš negiriu ir nežaviuosi sovietų laikais, bet faktas tas, kad metalas tų laikų yra žymiai tvirtesnis ir geresnis ūkyje. Tai va, tokia kūryba, jinai atsiveria per pasidarimą, dasidarimą ir kaip rodžiau tų pačių, kažkokį gelžgalį turi, bet žiūrėk, reikia, kaip rodžiau, dasukinėti, dadėti kaip poveržlės truputį, kad dasiektų sriegi ir tada ką? Paėmė, susipjaustai, susigręžioji ir žiūrėk, labai puikiai praverčia. O ką? Neturėtum ką? Lėktum į parduotuvę dėl tų kelių poveržlių. Tai va, ta kūryba taip ir vyksta. Dabar ką? Susirinkom, susipjaušiu ir judėsim, perdodu į geras rankas, suruošti poveržliam ir judėsim toliau su vartų gamyba. Toks jau tas poilsis mano, šis gaudasi šią savaitę.
Kągi, supjaustyti ilgasregiai suėjo į būsimą slenkančių vartų sistemai laikyti ratukams. Ir vėlgi, kūrybos procesas buvo toks, kad čia galvojam, kaip pritvirtinti ir kad gerai laikytasi ir tvirtai, ir reikiamo pločio, ir reikiamo storio. Ir tai va, šitie metaliniai, kaip čia galima pasakyti, profiliai ar stačiakampiai, tai jie juk buvo senieji mokyklinių tarybinių lentų laikikliai, montavimo sistema. Kūrybos procesas, vėlgi, tarybinis metalas labai geras, tvirtas, jaučiasi ir grežiant, ir netgi bandant pakelt jėgos svorio yra pakankamai. Tai kągi, pavyko, kaip sakiau, senų tarybinių šaibų ir veržlių. Dabar viską, ką svarbu dar nupjovus reikiamo gylio, aukščio ir prisukus pilnai veržles ir paimti plaktuką ir užkniedyti. Na, juk tikslo nėra, kad čia kažkada vėl laipioti ir sukinėti. Tai, kaip sakiau, prisukus, užkniedėję ir, kaip sakant, pamiršti ilgam. Dar kūrybos procesas bus čia su medžiu, bet jau, kaip sakant, artėja pabaiga vienų slankiojančių vartų, o du vartų slankiojančių bus 2. Tai tikslas mums su Laurynu juos per šį savaitgalį pasibaigti. Pakabinimas turbūt nusikels truputį vėliau, bet reikia dar ir varstomus pabaigti. Tai dabar dar judėsim ir vėliau pamatysit rezultatą. Užmojai buvo dideli, bet laikas ir galimybės truputį pakeitė mūsų planą su Laurynu ir pavyko tik tai vieną varčią įstatyti, o truputį reikalų yra su naujo statramščio čia įstatymu vartams. Dėl to, kad, kaip esu pasakojęs ne kartą, šita siena yra gerokai kreiva, o vartus vis tiek turi įstatyti tvarkingai, statmenai, kad padoriai darinėtųsi. Pati varčia jau yra pagaminta, sukalėm ir statramstį bandėm pasigaminti, bet reikalas išpuolė toks, kad norint naujai įkalti tuos senoviškus vyrių laikiklius, matosi, kaip medis spraktelėjo dėl plėtimuose. Na ką, paukosiu balkį ir reikės vėl iš naujo jį perdaryti ir dar reikia pasidaryti namų darbus, kaip gerai įsikalti tokį vyrių laikiklį, kad kuo mažiau to medžio, kaip sakant, plėštų, bet ir tuo pačiu įsispraustų gerai. Na, šitie vartai vėlgi turės palaukti, dabar nespėjom visko, kaip sakiau, pasigaminti, bet šitai angai viskas pilnai pabaigta. Na, dar čia, kai liks lentos, reikės apačioj X padaryti, kad sutvirtintų. Nors ir tos duris, kaip sakant, nebus nevaikščios kažkaip, tai jos tik tai slankios, bet vis tiek užtikrinti, kad neatsirastų su laiku toks išklypimas, jeigu galim taip sakyti. Tai va, galvojau apie poilsį, galvojau apie ramų pabuvimą, davimą kūnui, duoti kūnui atsigauti, bet deja, vėlgi gyvenimo pamoka, kad nors ir kartais mes norim prie kažkokių idėjų arba savo tikslų ne taip jau smarkiai prisirišti, o laviruoti pagal situaciją. Ir
Ir jo, kartais tenka save vėlgi, savo fizinės galimybės pastumti iki kažkokio kraštutinumo, bet vis tiek pasistumėti prie vieno ar kito tikslo įgyvendinimo. Tai va, tokia pamokėlė, kad reikia ir mokėti, ir paleisti, ir tuo pačiu save pastumti prie kraštutinumo, fizinio kraštutinumo, na ir galbūt psichologinio, bet dopaminas ateina ir papildomos jėgos ateina, kai įgyvendini dar tikslo, vieno ar kito tikslo dalį ir taip kažkaip pasistumėji smarkiai. Taip ir pasistumėjom su Laurynu, čia per keletą dienų, smarkiai su vartais ir džiugina, vėlgi, sakau, džiugina, kaip ir kiekvienas mažas pasiekimas mūsų dienoj. Ir kągi, turbūt, kad padėkosiu kaip visada už pridedamus nykščius, užsisakant mano kanalą, paspaudžiant ten apačioj mygtuką subscribe, paremiant Contribui, Patreon ar Revolut platformose, būtinai parašant komentarą. Tikrai, labai tas mane džiugina ir tai yra bet kokiam video svarbu, nes tai, kaip sakant, parodo YouTube'ui, kad šį turinį verta galbūt žiūrėti. Ir ką, dėkui ir iki sekančios serijos.